Taisyklingas ir sveikas judesys apsaugo organizmą nuo daugybės ligų. Negalėdamas judėti, žmogus tampa apribotas nuo krūvos gyvenimo galimybių. Todėl tas kūno dalis, kurios leidžia judėti, o tai yra raumenys ir sąnariai, svarbu deramai prižiūrėti. Šalia viso kito sąnariai garantuoja pilnavertį gyvenimą. Tai pajutau tokį silpnumą, kad aš jau neturiu tiek jėgų, kiek turėjau anksčiau. Ir sąnariuose, ir ištvermingumo. Raumenų tonuso nebuvimas, nelankstumas, nemobilumas, visa tai gali atvesti prie didesnės traumos, prie didesnio pažeidimo. Kai raumuo pavargsta, jisai nustoja stabilizuoti sąnarius, kaulus, griaučius. Aplamai reikėtų nuo 35 maždaug iki 40 metų vis savo racioną papildyti kas pusmetį arba kas ketvirtį kolageno preparatais. Viena iš paslapčių atsakančių klausimo, ko trūksta, kad lengvai judėtume ir gražiai atrodytume, glūdi žodyje kolagenas. Aš pagalvojau, kad man reikia irgi išbandyti, pavartoti kolageną. Dirbu pedagoginį darbą, todėl noriu kaip pavyzdį atrodyti pati sveikai, gražiai, sportuojantį. Su metais pastebėjau, kad reikia daug daugiau pastangų įdėti. Sportas čia yra toks variklis, kuris padeda ir nuotaikai, ir protui, ir kaulam, ir sąnariam, ir raumenim. Viską išjudina. Aš išbandžiau ir crossfitą neseniai. Labai crossfitas paima daug energijos, reikia pastangų sąnariams. Važinėjau dviračių, fitneso treniruotės, su gantėlėm. Per gyvenimą tai išbandžiau labai daug sporto šakų, pradėjant nuo bėgimo, kažkada mokyklos laikai lankiau karate, bėgiojau. Fizinė veikla ugdo jėgą, ištvermę ir lankstumą. Tačiau čia būtinas saikas, kurį, kaip pastebi specialistai, neretai užmiršta mėgstantys bėgioti. Bėgimas galbūt viena iš lengviausiai prieinamų priemonių, tiesiog išėjau ir bėgu, bet reikia suprasti, kad visą tą laiką, kol aš nebėgau, tai aš nebėgau ir mano ir kaulai, ir kremzlė, ir visa kita, ir tie patys meniskai, jie nėra tam pasiruošę. Labai geras dalykas, ta prasme bėgimas, taip. Reikėtų pasiskirstyti tik tais krūvį ir būtų gerai keletą treniruočių ar gal net daugiau praeiti su bėgimo treneriu, kad pasimokyti, kaip taisyklingai bėgti, kad svorio paskirstimo mechanizmas veiktų ne per hipfleksorius ir keturgalvis, o per sėdmenis ir galinius raumenis. Turi dirbti galinė fascijinė raumenų grupė. Tas ašinis apkrovimas, kuris atsiranda ne iš niekur ir žmogus yra motyvuotas, dėja jisai sustabdo į kitų etapų, skausmais ir labai progresuojančio osteoartrito. Viena iš nusilpusių sąnarių ligų pasekmė – osteoartritas, dar vadinamas degeneruojančiu artritu, kai kremzlė sutrūksta, sukeldamas skausmą, patinimą ir apsunkina sąnario judėjimą. Todėl neprižiūrint sąnarių galimi kaulų lūžiai, ataugų susidarimas, atskilusios kaulo detalės gali patekti į sąnario vidų. Mano viena geriausia draugė, pastebėjau treniruotės metu, kad jinai susiraukus ir pastebėjau po treniruotės metu, jinai išsitraukė dėžutį ir jinai pradėjo išgėrė kapsulę ir aš susidomėjau, kas čia yra ir jinai man papasakojo, kad čia tikrai vertas dėmesio papildas, kad padeda sąnarių skausmą nenoriu pajusti. Aš paklausiau draugės, kodėl būtent šitą, nes yra daug kitų kolagenų. Ir jinai patarė, kad būtent šitas jis turi dviejų tipų. Yra kolagenas ir kad jis labai naudingas ir eina vitaminas C. Vitaminas C padeda įsisavinti kolagenui. Ir mano pasirinkimą patvirtino vaistininkė. Viso yra išskiriama 29 tipai kolageno, bet 90% iš jų sudaro būtent 1, 2 ir 3 tipo kolagenai. 1 tipo kolageną mes surasim odoje, lygiuose raumenyse,
raiščiuose, sanariuose, jungiamajame audiny. Antro tipo kolagenas eina į sanarių kremzlės struktūrą. Klaidinga manyti, kad vieno tipo kolagenas patenkins skirtingų audinių poreikius. Taip pat visų pirma reikia atkreipti dėmesį į pačią kolageno formą. Pasižiūrėkite, perkant preparatą, įsigijant preparatą, kokios pagalbinės medžiagos įeina į patį preparatą be kolageno. Pavyzdžiui, puiku, jeigu įeina vitaminas C, antioksidantas. Vienas iš svarbių aspektų yra pasirinkti tinkamą patentuotą gamintoją. Atkreipiau dėmesį, kad yra geras gamintojas šveicarų, todėl pasirinkau būtent šitą kolageną. Jau praėjo pusę metų, kai pradėjau vartoti maisto papildą Semio Gemza, pajutau pagerėjimą, sąnariai, traškėjimo tokio nėra, tvirčiau jaučiuosi ir labai džiaugiuosi, kad aš atradau tą produktą. Mama turi problemų su sąnariais ir aš jai padovanojau Gemzę pakuotę ir ten užtenka 2 mėnesiams. Ir aš lyginu su savim ir atsiliepimu savo draugių ir įsitikinus, kad mamai padės ir palengvins gyvenimą. Vyresnio amžiaus žmonių tarpe menisko plyšimas dažniausiai būna atsitiktinis radinys arba tiesiog jau gretutinė patologija prie kitos patologijos, kaip osteoartritas ir panašiai. Kelios sąnariai sutinkami dalykai. Panašių struktūrų yra kitose sąnariuose, tik tai galbūt jau būtų kitaip vadinami, bet jų funkcija ir jų pažeidimo pobūdis ir gydymo metodika tikrai yra panaši. Daugeliu atveju tikrai galima gydytis reabilitaciniam priemonėm ir kineziterapija, tiesiog leisti nurimti kelio sąnarį. Bet ne vien tik bėgantis metai įtakoja kolageno išėjimą iš mūsų organizmo. Taip pat įvairūs išorės faktoriai, tokie kaip rūkymas, alkoholis, daug saldaus cukraus, taip pat stresas, taip pat traumos. Traumos ypatingai reikalauja didžiulio kolageno atsargų, kai reikia audiniams sugyti ir atsistatyti. Kolageno su maistu nepakankamai negausi, nes tu negali tiek suvalgyti želatino, šaltienos, ausų. Čia labai patogus produktas, kad tu ryte gali atsigerti su stiklinė vandens ir visą dieną tu gali jaustis, kad tu apsaugotas. Kolageną galėčiau parekomenduoti labai plačiai auditorijai. Pasirinkčiau fiziškai aktyvius žmonės, kurie turi didžiulį fizinę apkrovą. Tikrai labai patartina naudoti pacientams su degeneraciniam kaulų, raumenų, sąnarių ligom. Man labai svarbus sveikas gyvenimo būdas. Susirūpinau labai, kad negaliu jau tiek judėti kaip anksčiau. Todėl papildai man padėjo tą problemą atitraukti, o gal ir visai jos nebus.